Labas moteriai, šią šeštadienio gražią, šiltą, saulėtą popietę, linkėjimai visoms iš Kauno. Esu stilistė Jolanta Serbentaitė, jau dirbanti 20 metų su moterimis. Noriu padaryti šį tiesioginį reportažiuką, tiesiog apie moteriškumą, tiesiog pasidalinti savo darbinę buitimį šiandieną. Turėjau jau klienčių nuo 10 ryto ir žinot, visą laiką galvoju, moteris, stilius ir mada, man negalvoju, bet aš matau ir jaučiu ir pagal save, ir iš daugybę moterų gyvų pavyzdžių, mada, stilius, moteris, glaudžiai susiję su jos visa asmenybė ir su jos gyvenimo būdu. Tikrai galima daug ką pasakyti, iš kokio puodelio moteris geria kavytę. Čin čin, jeigu popietinė kavytė su jumis. Man patinka po pietų, aš visą laiką mažą puodelį ir tokios stiprios espreso kavytės. Ir žinote, kokie linkėjimai, tiesiog mano klientės nuostabiosios gėlytės jau beveik vysta, šiandien man atvežė štai iškėlimės nuostabus sausainukai. Ir žinot, kaip įdomu, kaip jūs galvojate, kokios spalvos aš noriu. Aš apsirengiau, kadangi taip tokia kakavinių spalvų suknelė. Mano, žinokit, rankytė, nori, nenori, ima už tai šitą paragauti pyragėlį. Rankų darbo. Ir viskas susiję. Moters namų kvapas, netgi ir kokį tepa kremuką ant savo kūno. Labai džiaugiuosi atradusi losjoną rankų kūno, kuris nelimpa prie suknelių, galima iš karto vilktis ir rengtis, bet svarbiausiai prie popierių, prie dokumentų. Darysiu reportažą vėliau. Ir moteris mielosios, jeigu norite paklausti, ar tokią suknelę turiu pardavime, tik tai 2 dydžiai ir didesnio dydžio moterims 70 eurų, štai didesnė suknelė, nuostabi suknelė, turiu XL ir L, bet XL toksai nepadidintas, nuostabaus audinio ir tokia elegancija, taipogi manajam butike. Žiūrėkit, kiek galima susikurti aksesuarų, skarelių. Šiandien kažkaip labai noriu parodyti jums mados, tokį švelnios, rusvos spalvų atspalvius, skarelės, kurias visas rodau po 20 eurų. Žiūrėkite, kaip galima susikurti stiliuką, suknelė, šalikėlis, akinukai ir iš tikrųjų moteris iš karto tą pačią akimirką patampa. Štai, wow. Nuostabi suknelė, 50 eurų, trikotažas. Turiu vienintelę, parašysite dėl dydžių. Žiūrėkit, kokios suknelės. 60 eurų suknelė. Aš paėmiau šiek tiek tokius geometrinius gal raštus trumpom rankovytėm. 45 eurai. Štai nuostabioji suknelė. Toksai, sakyčiau, ML dydis moteriai. Ilgom rankovytėm suknelė. 50 eurų. Kainytė. Turiu ML. Štai susakstoma. Labai tinka odinis diržas, labai stilinga suknelė. Turiu dydžių, žiūrėkit, koksai gražus, toksai geometrinis hieroglifų motyvas. Šitą suknelę matėt jau per video, po kol kas turiu M ir L, manau, turėsiu dydį 60 eurų. Štai. Šiek tiek per pietuką, L dydis, labai graži, man tokia elegantiška suknelė, padarysiu fotosesiją su ją, 60 eurų, žiūrėkit, yra rankovytės, sagutės,
grandinėlių tipo suknelė, 60 eurų. Plytinės, tokia plytų spalva su geometriniais kvadratais, suteikia tokio jaunatviškumo. Žiūrėkit, kokia graži skarelė. Vau. Tai moteris, kai pačios pradedame kurti madą, taip iš tikrųjų gražiai originaliai atrodo. Ir žinoma, susiję mūsų veidas, kaip mes pasidažome, kaip mes susišukuojame plaukučius. Viskas susiję. Mūsų darbai, mūsų veiklos, mūsų svajonės. Akinukus. Vakar padariau reportažą dėl akinukų, tai sulaukiau jūsų atsiliepimų. Aš manau, prie šito įvaizdžio labai norėčiau tokio lengvumo, pasirinkau tokias, čia yra mano asmeniniai, masyvesnius auksinius papuošalus, tokie akinukai 35 eurai. Parodysiu, kokiu turiu akinukų. Parašykit man, jeigu jums patiks. Toksai retro, wow, labai tinka ir skarelės, šalikėliai, lengvi. Štai, paėmiau keletą su rusvais atspalviais. Manajame butike yra sukurtas visas rojus moterims, nuo klasikos iki visiško moderno, ir XS-ui, ir XXL-ui. Štai matote, parodau tik tai keletą akinukų ir kokie skirtingi įvaizdžiai. Vienai tinka kvadratiniai, kitai tinka lengvesni, kitai apvalesni. Kartais moteris nori visai paprastų, lengvų, patariu parinkti. Štai. Ir klientijai siunčiu siuntinėlį su akinukais. Dar po kol kas dabar turiu klientės, kurios siunčia siuntinėlius, akinukus. Dovanoju ir tokį prabangų įdeklą. Šitą akinį parduodu. Tik tai noriu parodyti, ko galima tikėtis manajame butike. Štai, kaip visada, klientė palinkėjimai asmeniniai, o siuntinėlis kvepia nėra dibako, vyšnios, braškės, vynogės. Tai reiškia toksai nueinantis, prabangaus, sodrios, toksai prabangos lyg vyno šleipas. Tai mielosios mano, būkit kūrėjos ir savo namuose, ir savo stiliuje, madoje, savo spintoje, savo šeimoje, savo visose veiklose, svajonėse ir savo gyvenime. Iki malonaus. Ir kurkite savo šukuosenas, nebijokite. Vieną kartą palaidi, kitą kartą gali būti kodukas aukščiau, kitą kartą žemiau, kitą kartą palaidi, kitą kartą surišti. Visaip. Juk taip įdomiau tiesiog gyventi.